susiradau bendraminčių, įsigijau įrangą ir apie 2000 metus su labai tokiu primityviu, plerpenčiu ir sunkiu varikliu ant nugaras pavyko praskristi virš Tauragės. Tai turbūt buvo pirmasis parasparnės skrydis virš Tauragės, aplamai per visą istoriją. Tada skrisdamas galvojau, kad ko gero esu vienas iš tokių žmonių ir vienišas kartu aviacijoj. Galvojau, ar yra Tauragėj dar kažkas tai iš tokių entuziastų, kurie kažkiek tai domėtųsi ir ateitų į aviaciją. Ir smagu, kad tokių žmonių va dabar šiandien galima sutikti čia, kad galima tarp jų pabūti. Dabar kas liečia patį parasparnį, dar norėtųsi paminėti. Kai kam turbūt atrodo nelabai rimta, kad su rankšluosčiu virš galvos, sėdint ant taburetės, galima skraidyti. Aleksandras Petrovas sakė, nežinau, kad jis. Bet norėčiau paminėti, kad būtent skrydis ant taburetės ir kada tu atsirandi kilometrė arba 2 kilometrai arba dar daugiau. Tikriausiai patenkina tą skrydžią, tą alkę kirminuką, ko gero labiausiai. Tada labiausiai pajauti šalia esantį debesį, už 5 metrų kartu beskriejantį gandrą, arba išgirsti debesies formavimąsi. Jis turi tokį šnarėsį. Su lėktuvu skrendant šitų dalykų niekada nepajusi. Tai čia negalima tai būtų sakyti, kad čia kažkas tai privaloma išaugti iš parasparnį ir galbūt persėsti ant lėktuvą. Parasparnis jisai turi savų privalumų ir labai tokių nuostabių privalumų. Labai norėtųsi padėkoti šios visos įstaigos šeimininkui, Kostui, kad jis mus kaip parasparnistus čia priglaudžia, leidžia mums pasinaudoti tom pievelėm, tą savo erdvę. Ir manyčiau, kad labai stipriai įeis Kostas kaip aviacijos pradininkas Tauragėj į Tauragės aviacijos istoriją. Ačiū labai. Norėčiau už tai pakelti. Girėnas ir tauragiškis Žemaitis ir Paksas. Tai aš visada, aš kitaip.